Jau antrą dieną Panevėžio miesto švietimo įstaigose neįprastai tuščia, nes dalis mokytojų prisijungė prie neterminuoto visuotinio streiko ir atsisakė vesti pamokas. Apie streiką skelbiančiais užrašais mokyklos pasitinka ir į pamokas atėjusius mokinius. Panevėžio miesto Žemynos progimnazija viena iš daugelio švietimo įstaigų, kuri dėl streiko priversta atšaukti pamokas. Čia streikuoja 36 pedagogai. Beliko maždaug 7-8 mokytojai, kurie galėtų dirbti ir jie nepritarė streikuojantiems. Bet su tiek mokytojų, aišku, mes negalim organizuoti ugdymo proceso, nors 1, 4 ir 5 klasės atostogauja, turėjo mokytis tik tai 6, 7, 8 ir vis tik tai administracija nusprendėme, kad ugdymo proceso neorganizuoti. Pamokas atšaukėme. Mokytojai reikalauja, kad nuo rugsėjo būtų pradėta įgyvendinti algų kėlimo programa, bet to siekia, kad būtų atsisakyta per krizę įvestų vadinamųjų atlyginimų žirklių, kurios esą leidžia švietimo darbuotojams už tą patį darbą nustatyti nevienodą atlygį. Galėčiau pateikti tokį pavyzdį, nors visiems aišku, jeigu be aukštojo dirbantis darbininkas ar tai valytoje mokykloje gauna 350 popieriuje, neskaičius mokesčių, tai mokytojas su 18 pamokų gauna 385 eurus, baigęs universitetą, aukštą įsilavinimą, dirbantis su vaikais, atsakomybė už kiekvieną vaiką. Ir čia nepalyginami dalykai, bet vien toks paprastas palyginimas rodo, kad valstybėje kažkas tai ne taip. Ekonomistė Aušra Maldikienė sako, jog streikuoti turi ne mokytojai, o dėl to, kas šiuo metu vyksta šalies švietimo įstaigose, labiausiai nukenčia ne kas kitas, o vaikai. Mokytojams gali susirinkti daiktus ir išeiti. Aš 12 metų dirbau mokyklos, susirinko daiktus ir išėjau. Kas dėl to nukentėjo? Vaikai, reiškia tėvai, streiko turi tėvai. Ar mūsų visuomenė šitą supranta? Kad pinigų užtenka viskam. Įsisavina nuo kairės ir dešinės viską, puikiai žinom. O mokykloje vaikams nelieka pinigų. Ir pinigų lieka mokyklos stogui uždengti, o vaiko knygoms nelieka. Tai kokį jūs vaiką turėsite? Tai kas turi streiko tėvai? O ką rašo tėvai Facebook'e, jie ir visur kitur rašinėja, jie yra atostogas ir ilgas turi ir taip toliau. Anot ekonomistės, tokie pedagogų streikai parodo aiškią valdžios poziciją iš šios profesijos žmonės, nepagarbą jiems. Todėl Aušra Maldikienė neslėpia, kad tai turėjo įtakos tam, kad jos vaikai nelankytų valstybinių mokyklų. Kodėl mano vaikas niekada neįsi valstybinę, nei vaikai, nei anūkas į valstybinę mokyklą. Aš nenoriu, kad mano. Tai yra vienintelis turtas, kurį aš turėjau. Tai yra vaikai, jų išsilavinimas. Reiškia, mes kažko atsisakydom, daug kartais ko atsisakydom, bet ir jie lankė geras privačias mokyklas vien todėl, kad nebūtų va šito, žinot, pažeminto mokytojo, kuris, jeigu mokytojas žeminamas, jeigu jūs iš jo tyčiojatės, jis mažai uždirba, jis privargęs, jis geriau jūsų vaiką vergų užaugins. Kaip jis jį gali padaryti laisvai ir įdomu? Niekaip. Kada baigsis mokytojų streikas lieka neaišku, nes iki šiol dar nerasta kompromiso su valdžia. Kol pedagogai streikuoja, mokiniai lieka tarsi už borto. Ypač sunerime abiturientai, kuriems ne už kalnų egzaminų sesija. Abiturientams dabar kiekviena diena, kiekviena pamoka, minutė pamokos kiekviena yra labai svarbi, ypatingai artėjant kalbėjimo egzaminui, artėjant visiems kitiems egzaminams. Sakau, yra labai svarbi kiekviena minutė pamokos. Ir prarasti 1-2 dienas, o pagal spaudą galima spręsti, kad tas neterminuotas streikas dar ir tęsis, mokytojai planuoja tęsti, tai yra tikrai didelis minusas besiruošiant brandos egzaminams. Už tas dienas, kol pedagogai streikuos, jiems nebus skaičiuojamas atlyginimas, tačiau nepaslaptis, kad daugelis mokytojų papildomai užsidirba, teikdami korepetitoriaus paslaugas. Moksleivių teigimu, papildomai pas mokytojus mokosi kas antras mokinys, o viena pamoka kainuoja apie 10 eurų.